Labą dieną. Šiandien oras Klaipėdoj biškį geresnis. 8 laipsniai, bet vis tiek žiauriai šaltas vėjas. Bet, aš važiavau papietį, kaip daug kas sako. Ir šiandien noriu pašnekėti apie B kategorijos papildymą arba vadinamą tą B100 kategoriją, kurią galim įgyti ir daug kas nori jos vien dėl to, kad nereikia nei regitros praktikos, nei regitros teorijos. Ne? Tai realiai reikalingos 5 akademinės valandos ir visą tą dalyką gali padaryti su vairavimo mokyklom ir įgyti B kategorijos papildymą, kuris atitinka A1 kategorijos motociklus, arba kuriuos gali vairuoti. Yra 125 kubatūros motocikliukai, įvairių jų visokių yra. Vieną iš jų nuotraukų, pats sėdžiant jo, nes mokinu su A1 kategorija bei tą B100. Tai tik tais toks dalykas, jau šį sezoną iš tikrųjų ir įvyko. Gal išeis pakalbinti tą žmogų, įgyjo jisai praeitais metais šitą kategoriją. Pavasarį nusipirko motociklą, gan didelio sudėjimo, aukštas ir sveria nemažai. Tai ant tų 125 motociklų tokie žmonės dideli atrodo šiek tiek juokingai. Kažkokios praktikos susirinkti tai nėra blogai, bet kaip ir minėjau ir sakiau, taip ir įvyko. Aš jam sakiau, mėnesis 2 ateisi mokintis pas mane A kategoriją, bet nereikėjo nei tiek. Keli išvažiavimai už miesto, jisai suprato, kad tas motociklas jam yra ir per mažas, ir per silpnas, todėl užsirašė į pilną A kategorijos kursą. Tai, nesakau, kad nelaikykit, neimkit, nevažiuokit, bet jeigu tikrai yra noras važiuoti su motociklu, su tikru motociklu, o ne su paauglių motociklu, nes šiaip A1 kategorija, nuo 16 metų gali vaikai važiuoti, Tai galite iš karto, taupant pinigus ir laiką, mokintis iš karto A kategoriją. Tai va, dar dėl to B100, tai kas jie gali įgyti, tai turint B kategorijos teisės 5 metus, galima įgyti šią kategoriją ir važiuoti su 125 kubatūros motociklu. Aišku, šita kategorija galioja tik Lietuvoje, bet kitose šalyse su B kategorija galima irgi važiuoti iki 125 kubatūros. Nes šiai dienai, jeigu neįsilaikėt B kategorijos papildymo, jūs galite važiuoti tik su 49 kubikų motoroleriu, motopirda, motorinka, ar dar kaip jį be pavadinsi, dviratį su varikliu, kitaip sakant. Tai va, o jeigu norėsite įgyti A kategoriją arba B kategorijos papildymą, tai galite kreiptis į mane. Jei patiko šitas video,
prašau paspauskit subscribe. Labai noriu aš susirinkti ten subscriberių daugiau, kad būtų motyvacija daugiau daryti video. Tai praktiškai nieko nekainuoja jums, o mane motyvuoja. Tai va, važiuosim po to į regitrą. Šiaip išvažiavau nusiplaut motociklą, nes po žiemos dar neplautas, nors buvau porą kartų išvažiavęs. Po žiemos neplautas, visas apdulkyjas. Tepalą pasikeičiau, grandinę susitipiau, padangą galinę pasikeičiau. Tai liko paskutinis dalykas, tai plovykla. Ir po plovyklas nuvažiuosim į regitrą, pažiūrėti, kaip laikys egzaminą. Ne mano mokinys, pažįstamas, kuris mokinosi praeitais metais kitoj mokyklai. Tai pasidarėm refreshą, atnaujinam žinias, pasikartojam pratimus ir bandysim išsilaikyti A kategorijos teisę. Turim kempinę. Atvažiavom į regitrą. Tai bandys nepersilaikyti, o išsilaikyti iš tikrųjų A kategorijos teisės. Praeitais metais pradėjo mokintis, į sezono pabaigą nebesuspėjo. Tai pasidarėm refreshą, atsinaujinam žinias, pasikartojam pratimus ir bandysim šiandien išsilaikyti egzaminą. Tai paliksiu įjungtą kamerą. Gal kažkiek matysis pats egzaminas, tai galėsit daugmaž pažiūrėti, kaip jisai vyksta. Tai patį egzaminą paleido dvigubų greičių. Tai pirmas pratimas, kaip matote, yra važiavimas žmogaus ėjimo greičiu. Aišku, atrodo iš šono, kad čia greitai važiuoja, bet šiaip greitis daugmaž 7-8 km per valandą. Tai privažiavo prie sekančio pratimo, tai yra įsistumimas ir išsistumimas iš garažo. Mokinys nulipo, motociklas yra užgesintas, prasistumėm į priekį, atbulai stumėm į pažymėtą garažą, pastatom ant kojelės, nuėmam nuo kojelės ir išstumėm vėl motociklą laukan. Egzaminuotojas paaiškina, kaip privažiuoti prie sekančio pratimo. Tai praktiškai tą pačią vietą, kur buvo įstumtas motociklas, atvažiuoja mokinys, atsistoja per patį vidurį ir egzaminuotojas atvažiavus pasako, į kurią pusę reikia sukti. Gavus informaciją, į kurią pusę sukti, įsijungia posūkį, pirmą pavarą ir išvažiuoja šiuo atveju į kairę. Pabaigus pratimą, neužmirštam išsijungti posūkio. Dabar mokinys važiuoja prie sekančio pratimo. Čia dar vaikšto kitas egzaminuotojas, biškį sutrukdo, vos nenuvirstam, bet viskas gerai. Ir mokinukas atsistojo prie 8. Aišku, iš čia žiūrint gal nelabai eina suprasti, bet bendras vaizdas, kaip atrodo pats egzaminas. Tai 8 linijų neturi, yra kampuose 4 koliukai, 2 viduryje, išmatavimai figūros yra 6/12. Pilną 8 padaro, išvažiuoja iš figūros. Ir privažiuoja prie 5 pratimo, tai yra lėtoji gyvatėlė. Lėtoji gyvatėlė yra 6 koliukai, sudėti kas 3 metrus. Reikia jos pravingiuoti, nei vieno neužkliūti, nenuversti, netgi nepriliesti. Ir baigus pratimą sustot. Tai A kategorijos egzaminą išlaikėm iš pirmo karto su keliom nekritiniam klaidelėm. Tai linkiu gero kelio.
ir sėkmės kitiem laikantiems.